Sveiki visi bičiuliai, kelionių entuziastai. Nu ką, grįžom iš Svalbardo. Tai turbūt buvo mano viena sunkiausių ir viena įspūdingiausių kelionių, mano kelionių istorijoje. Tikrai daug pamatėm, daug patyrėm, daug išmokom. Ir gal kažkam, kai žiūrėsit reportažus, pasirodys, kad viskas labai lengva. Tikrai ne. Tikrai ne. Šitą kelionę pareikalavo ne tiek fizinės ištvermės, ne tiek tokių psichologinio stabilumo, bet tuo pačiu gebėjimo priimti tam tikrus svarbius sprendimus tikrai nelengvomis sąlygomis. Bet viskas praėjo liuks, super, gerai pakeliavom, gerai išvargom, tai dabar ką, grįžus liko tik tai susitvarkyti visą savo techniką, rūbai jau skalbėsi, kurie yra persisunkę ten druska, prakaitų, arktiniais vėjais visais. Šautuvas taip pat paruoštas ant stalo, tai buvo mūsų toksai saugumo garantas, jisai yra, šiek tiek toksai pilnas, ne visai pilnas, kadangi buvo vis tiek saugomas, bet jame yra rūdys, kurias reikia pašalinti, viską reikia sutvarkyti, kad jisai toliau taip gerai ištikimai tarnautų. Na ir ką, ir viskas, visus mūsų išgyvenimus pamatysite reportažuose. O dabar ką, reikia eiti tvarkytis, ruoštis į darbus ir ruoštis naujoms kelionėms. Tai linkiu jums visiems gero, įdomaus žiūrėjimo. Taip pat visada laukiu komentarų, kas patiko, kas nepatiko, ką galima būtų kažkaip tai padaryti kitaip. Laukiu tokio bendravimo su jumis. Ir ačiū, kad esat, ačiū, kad palaikėt pačioje kelionėje. Tai yra labai labai svarbu ir iš tikrųjų daug lengviau keliauti. Ir, kaip sakyt, atlaikyti visus iššūkius ir sunkumus, tai tikrai didelis ir nuoširdus jums dėkui. Na dabar ką, kaip minėjau, viską tvarkau, o jums gero ir įdomaus žiūrėjimo. Labas rytas visiems iš Kauno. O, puiku, nieko nesimato, gražu. Taip, 3:30. Išvažiuojam iš Kauno, važiuojam tiesiai į Taliną. Trupučiuką numigę. Na gerai, pasirodysim trumpam. Truputėlį numigę, šiandien nusimato kelionė 7 valandos. Su visokiom Statoilų, Lukoilų dešrom bus ir 8. Vojažas prasideda. Važiuojam į Tromso. Ne, šiandien važiuojam iki Talino dabar. Šiandien važiuojam iki Talino. Važiuojam iki Talino, paskui kelsimės į Helsinkį. Ir rytoj, kaip čia gal, šiandien jau iš karto traukinys. Aš biškį save atsuksiu, kadangi šitą kamerą veikia tik tai su mikrofonu. Tai planas dabar, maršrutas yra toksai, kad važiuojam iš Kauno, kaip minėjo Živilė, į Taliną. Iš Talino kelsimės į Helsinkį ir tada Helsinkyje į traukinį. Mašina taip pat keliaus ant traukinio ir keliausime iki Norvegijos. Ir kai liks iki pačio Tromso 700 km, tada iš traukinio dar su mašina važiuosime. Tai iš tikrųjų būsime vėlyvą vakarą birželio 30 Tromse. Taip sugalvom, todėl, kad kažkaip tai norim ir pailsėti, ir pamiegoti, ir laiko sutaupyti. Ir šiaip su traukiniu važiavimas yra tiesiog kaifas. Tai va, tai norim truputėlį pakaifuoti. O šiandien kelinta? Šiandien 28. Šeštadienis, 3:30. Reportažo pabaiga iš Kauno. Mus pasitinka apsiniaukęs, lyja, šalta, ką tik skaniai pavalgėm skanios sriubos, skubam į keltą, bet taip gerai apsiskaičiavom, keltas 2 valandą. 7 valandos ir kelte.
Taip, kėlėmės 3 valandą, po 3:20 išvažiavom ar pusę 4. Labai techniškai viskas liuks. Dar aš bijojau, kad gal kur nors bus koks kamštis, bet šeštadienio rytas ramu. Kelsimės šiandien į Helsinkį. Važiuojam dabar į traukinį. Pirmi mūsų vartai. Vat štai taip viskas čia vyksta. Tilpsim. Čia, žinai, kaip su stiebu, kai su stiebu pro tiltą, kai plaukiam, visada toks klausimas kyla. Į kokį konteinerį. Galime ir čia nakvot. Visai čia variantas, tik tualeto nėra. Viską turim. Nu gerai, viskas. Lipam, eisim dabar į traukinį. Na, maisto kaip ir apsipirkom praktiškai. Vakarieniai turėsim ką valgyti. Jeigu restoranas netyčia pavestų. Taip? Nekesti. Pasiruošus? Čia vešiesi. Meškenytės. Ir valgysi pats, aš tai nenoriu meškų. Taip atrodo kajutė. 2 gultukai. O, prašau, kaip super. Nedidelis langas. Ir, praustuvas. Prašau, jau nebesutems, poliarinė diena. Tai kadangi jau atsikėlė nuo 3, eisime miegoti ir pasimatysim ryte. Labas rytas visiems iš Tikurilos. Ne iš Kolari, kaip kad turėjom būti, iš Tikurilos. Tai yra prie pat Helsinkio, įsivaizduokit. Nuėjom vakar miegot, na ir kažkas per tą kajutės radiją kažką suomiškai šnekėjo 1 kartą ir 2 kartą. Mes kadangi buvom pavargę, labai dėmesio nekreipiam, nes suomiškai tai nesuprantam nei vienasgi. Užsidarėm savo langą ir nuėjom miegoti. Bet taip kažkaip keistai, traukinys nejuda. Ir toks labai tarimas, kad ir mes nejudam. Na ir atsikeliam ryte ir tikrai mes niekur nepajudėjom. O aš taip galvoju, gal netyčia antiek tapo komfortiški Suomijos traukiniai, kad net nesijaučia, kai važiuoju, bet taip negali būti. Bet kadangi, kaip minėjau, buvom pavargę, labai nesureikšminom. Tai kiek girdėjom, kol kas kažkas sugedo šiaurėje, tai nei vienas traukinys iš Helsinkio praktiškai negali pajudėti į šiaurę. Tai mes jau turėtume, pagrindę turėjom jau būti Kolarija apie 10 valandą dienos, o mes dar niekur nepajudėjom. Tai gal pajudėsim, sakė, lyg 12 valandą, sunku pasakyti. Tai dabar atėjom kavytės į restoranėlį, kruosaniukai, 10 euriukų. Suomiai kainytės laiko, dabar dar parodysiu. Taip, ne Lidlas, kaip atrodo restoranėlis. Restoranas tai labai paprastas iš tikrųjų. Nieko čia labai tokio. Visur švaru, tvarkinga. Prašau, koks pasirinkimas meniu. Čia šiek tiek rimtesni užkandžiai. O čia visokie kruasanai, kavytės. O štai taip. Na ir šiaip tai fainai. Taip pat, kai važiuoju, gert kavą, valgyti. Tai dabar iš tikrųjų išgersim kavos, išeisim į lauką prasimankštint trupučiuką ir turbūt traukinio niekur negalėsim palikti, nes neaišku, kada jisai išvyks. Tai tokios naujienos, tai ką padarysi, būna visaip. Bet tie žmonės, kurie yra susiplanavę, sakykime, jau ten taip tiksliai savo atostogas, tai toks biškutį diskomfortas. Bet šiaurė nenuspėjama, bet kas gali nutikti ir ne visada viską pavyksta greitai išspręsti. Kol yra sutrikęs elektros tiekimas tam tikroje atkarpoje šiaurėje, dėl ko mes čia truputėlį strigom Tikuriloj. Bet tai dabar nieko, nuėjom į parduotuvę. Nusipirkom
maisto, prašau, salotų, krevečių, žuvies, agurkėlis, majonezas ir šiltas batonas. Už lango lietutis, bet čia kajutė, ne kajutė, tai yra labai jauku. Nu ir lauksim dabar, sakė kažkur 4 valandas, tai važiuosim po 4 valandų, čia geriausiu atveju. Tai būsim kažkur Kolari 2, gal 3 nakties. Kol kas niekas neaišku. Tai ateisim, pavalgysim, išgersim kavytės ir eisime gulėti ir ilsėtis toliau. Kadangi prieš kelionę visai nepailsėjom, tiesiai iš darbų, tiesiai nemiegoję, tai bus puikiai proga priverstinai pailsėti šiek tiek. Tuoj pradėsim judėti už 30 minučių, tik aišku ne į Kolarį. Grįžtam atgal į Helsinkį. Vadinasi, šiaurėje tikrai kažkas nutiko su elektra, kad greitai sutvarkyti nieko negali ir sėsim ir važiuosim tada jau Helsinkis, Tromso su mašina. Sakė, pirmą kartą toks atvejis, kai reikia atšaukti šitą traukinio reisą. Nu, ką darysi? Sutikom taip pat kolegas, gydytojus, kurie keliavo į Tromsą ir jie dabar galvoja, ar jiems verta tikrai važiuoti, ar kažkur tai aplinkui čia pakeliauti, paturistauti, nes kelionė tikrai netrumpa, nelengva. Tai irgi sprendžia, ką daryti, žmonėms irgi susijaukė atostogų planai. Na, o mes, kadangi turime daugiau laiko, tai labai smarkiai nepergyvenam, kažkaip norėjom labiau traukinį pailsėti ir šiaip su traukiniu yra labai fainai keliauti. Na, tai ką, vis tiek teks dabar sėsti už vairo ir vairuoti visą šitą kelią. Na, bet kadangi gamta graži, tai stosim dabar kažkur tai greičiausiai Oulu ir per 2 paras nuvažiuosim iki Tromso. Tiek, kad pailsėjom šią naktį tikrai gerai, nejudančiam traukinį, tai mums buvo kaip viešbutis, tai iš vienos pusės neblogai, nereikėjo mokėti už nakvynę. Iš kitos pusės nefainai, nes reikės dabar patiems vairuoti, aišku. Na, nieko baisaus. Ir aišku, užsitempė laikas, dabar jau yra apie 1 valandą, mes jau būtume, jeigu viešbutį miegoję, tai jau kokią, 6-7 būtume startavę, tai būtume atvykę dienos metu į Tromsą. Nu, bet ką, yra kaip yra. Tokios jau tos kelionės būna, kartais nenuspėjamos ir nuo mūsų nepriklausančios visai. Išleido mus 4 valandą iš traukinio, pasiėmė mašiną, na ir dabar važiuosim greičiausiai tokiais etapais kaip ir visada. Vadinasi Helsinkis, Oulu ir Oulu miegosim ir tada Oulu, Tromsas. Iš tikrųjų žiūrėsim kaip pagal situaciją. Jeigu gerai jausimės, važiuosim tiek, kiek važiuosis, jeigu matysim, kad jau pavargom, tai stosim. Žadam Maikiu labai smarkiai neplėšyti. Tai va, kadangi išsigulėję, pavalgę, atsigėrę, tai kol kas va taip pakeliaujam. Orelis toksai šiaip savo, truputėlį lynoja, vėjukas, bet mašinytėj fainai, va, 120 km/h, autopilotas 120 ir riedam. Dabar iki Lahti. Iki Tromso viso 1350 km. Kelionės trukmė 16 valandų. Prašome prisisegti diržus ir pasiruošti pagalves. Poliarinis ratas, čia kur kiekvienais metais važiuojam ir sustojam. Sustosim šiemet ar ne, ką žinau? Ką žinau, užeinam, gal bus ko nors naujo, pavyzdžiui, vat, šitoje vietoje, gal kažką tai naujo. Nesvarbu, kavos turim, bet pažiūrėkim. Metus nebuvom, tai va, gal kas nori... Oi, ką čia filmuoju. Arctic Cycle. Pažiūrėkim. Išskirtinio parsivežti ar namo, ar į virtuvę pritaikyti. Tradiciniai tokie jų megztiniai. O šitas tai jau į rimtą balių spalvų pridėta. Na ką radau įdomaus, tai žinokit, va tokį diržą su tokiais šiaurės motyvais. Tikrai visa kita, tai čia nieko taip labai įdomaus. Šitas skriblių, tai... Venecijai kažkaip labai vilnonės buvo brangios, o čia tik 3-7 eurai. Tai nupūs laivę. Tai ima. Įdėsiu dar plunksną paukščio, tai būsi kaip muselininkė. Labą dieną.
O čia vat vyrukam, kurie nori išlaikyti, kad jų peilis būtų aštrus. Bet čia yra 300-600. Šitas meškiukas man patinka. O, čia gali įdėti laišką, arba butelį, arba siuntinį. Labai gražus. Geras, gerutis. O, šnipukas. O. Kaip jos? Pasinudažė rožinį. Jis nusitrynęs ragus. O čia va, jau paskutinė degalinė, likus iki Tromso 270 km. Ir tokiu atstumu nebus jau jokios degalinės. Išlipom į mišką, mankštą padaryti trupučiuką. Tai minutę vieną pastovėjom, tuntai uodų. Taip sulėsė, tai dar mašinai dabar va pravaikėm. Aš tai negalvau, kad tiek uodų iš viso gali būti. Kad su viena ranka, kai plojau, tai 50 iš karto užmušiau. Tai dar pasakyk, per kur plojai? Ne, nesakysiu. Tai va, sako Živilė, kaip jie čia gali gyventi? Va taip ir gali, su tinkliuku ir vaikštai dieną naktį. Ne, tai čia dėl to ir gyventojų nėra, kad čia neįmanoma gyventi. Čia įmanoma, gal čia žiemą nuostabu smagu, gyventi. Čia žiemą gal smagu. Čia nuostabu gyventi, žiemą irgi labai fainai. Bet šitie uodai, tai jau ne. Kai vaizdelį žiūrė. Labas rytas visiems iš Tromso. Išmiegota šiandien puikiai. Kirai klikavo visą naktį, poliarinė diena. Teko užsitraukti visas užuolaidas. Esam dabar jau išsilsėję. Ir dabar einam tradiciškai į uostą, į Tromso uostą, iš kurio laivai startuoja plaukti į Svalbardo salyną. Tai norim taip pasižiūrėti, kokį laivelį atplaukia. Galbūt su kokiu kapitonu truputėlį pakalbėsim. Vien žodžiu, oras šiandien superinis, vėjo nėra, temperatūra 15 laipsnių, pakankamai šilta. Nu tai va taip, truputėlį pavaikščiosim ir po pietų važiuosim žiūrėti naujo laivo. Klausykit, kaip pusai pasilikti ar ne? Barzdelė visada nusiskutų prieš kelionę, bet kadangi dar kelionė neprasidėjo, nes nežinom dar kaip dėl laivo, tai jūsus dar palikau. Gal pravers. Tai va, tai einam žiūrėti į uostą. Taip džiovinam mėsytę, kadangi vežėm 3 paras, tai trupučiuką ir pelėsiuką susidėjo, bet nieko baisaus, čia toj pavalysim ir bus viskas liuks. Trupučiuką sušlapo, dabar va pradžius ir vėl šaldytuvą įdėsim trumpam. Atvažiavom žiūrėti naujo laivo. Va kokia marina, uostas, laiveliai išrikiuoti, paruošti sezonui, nors kalnuose dar yra, kaip matot, sniego ir gana nemažai. Tai va, tai pirmas reportažas bus iš laivo. Oras geras, vėjo nėra, galima savo ramiai viską apsižiūrėti ir parodysiu neužilgo laivą jums. Einam. Štai kaip atrodo laivas. Kuro bakai, viskas paruošta praktiškai plaukimui į šiaurę. Čia tai trupučiuką buvo įlenkta. Bet šiaip tai nieko čia tokio. Dingis, pripučiama valtis kietų dugnu. Taip. Opa. Opa. Nu jo, didesnis laivas negu My Melody. Taip, keliaujam. Opa. Nu va. Čia tokia, ką, nu pradėkim nuo virtuvės.
Prašau, kokia virtuvė, praustuvas, piloto šturmaninė. Čia navigaciniai prietaisai, radaras, echo sounderis, seni kaip nežinau kas. Toliau pagrindinė kajutė su gultais. Čia gultas. Čia šiaip tai pasikelia. Taip užsikabina. Užsikabina ir va ten va daugiau vietos yra. Taip, toliau. Toliau. Čia dega šviesa? Ne, išjungta viskas. Toksai koridorius su spintom. Tualetas. Iš tikro gana erdvus. Ir va čia tokia šiluma yra. Kaminas. Dėl to tualete visada šilta. Toliau priekinė kajutė irgi tokia jauki. Čia galima miegoti 2 žmonėm. Liukas. O čia tai senas kažkoks liukas buvęs. Nu ką, gerai. Viskas vietos tikrai pakankamai. Laivelis jaukus, taip visai tvarkingas. Bet šiaip tai viskas solidžiai gražiai atrodo. Taip, toliau. Kas čia dabar? Čia yra toksai buvęs antras tualetas ir iš jo padarytas toksai kaip sandėliukas. Bet aš tai čia visai norėčiau, kad čia būtų tualetas, kadangi iš šito tualeto iš karto į lauką nereikia bėgti per visą laivą į tualetą. Tai va, toliau. Čia yra irgi viena vieta miegoti, gulėti. Čia po dešinė yra variklis. Ir po šitais va štai laiptais. Na ir čia yra dar viena kajutė. Va, prašau kokia. Veidrodis ant durų uždėtas. Ir va, prašau kokia irgi erdvi, jauki. Lempa yra. Nu, aišku, čia reikia pasitvarkyti. Bet jau matau, kaip kažkada žiūrėjau, jums rodžiau tokį laivą. Tai va, visa elektronika yra va čia va po apačia. Bet uždėta, tvarkingai skydai, viskas. Čia, kad pasijungti 220 galėtum 1000 vatų. Yra inverteris, jeigu neklystu. Toks vat laivas, taip atrodo. Gerai, einam ant denio. Pradėkim nuo laivo galo. Va, yra variklis, yra vindveinas, tokia vėjo autopilotas. Na, aišku, čia jau yra šturvalas vietoj rumpelio, kurias įprastai pratęs. Sprayhudas padarytas. Berods ar liumas? Ne, gal ne liumas. Ir visas denis. Metalinis su neslystančia danga. Truputėlį dažai čia kažkur tai pasilaupę. Aišku, čia darbo daug daugiau su juo negu su paprastu stiklo pluošto audinio. Toliau 6 vietų plaustas. Galioja dar iki 27 berods metų reikės pasižiūrėti. Iki 26.07. Nu jo. Virvės inkaravimuisi. Rodžiau laivelis dingis. Nu, nemažai, čia užima vietos, biški trukdo judėjimui, geriau, kad jo nebūtų. O čia yra inkaras. Inkaro sistema, pajungimas nuo kranto, laidai visokiausia. Na va, čia labai fainai, kai gali va taip užlipti. Op. Na va, štai va toks va laivas. Burė stakselis, šita va burė nauja. Yra visiškai. Ir ant to antro stiebo irgi yra burė visiškai nauja. Šita burė 16 metų. Tai jau tokia senesnė. Na ir aišku, Genuje yra ta pagrindinė burė. Kita priekinė pagrindinė burė yra jau labai sena, bet sakė, gal šitą kelionę atlaikys. Bet jie ką yra stakselis. Tai vat. Dabar dar labai toksai fainas vienas dalykėlis laive yra. Tai vat šitas lizdas vadinamas. Čia gali užlipti
va štai šitom kopečiom į patį laivo viršų iki vidurio stiebo ir stebėti aplinką, kur ledynai, kur meškos, kur dar kokie tai gyvūnai. Bet principe laivas yra ganėtinai tikrai tvarkingas, prižiūrėtas, kad čia viena kita rudelė va pabėgus, tai aišku nieko baisaus, bet be abejo, plieninis laivas reikalauja, svarbu, kad niekur nebėga, o čia tokius kosmetinius remontus, tai jo, reiks patvarkyti, tikrai pašveisti. Jeigu gerai prižiūrėsi, tai dabar jau tas laivas atitarnavo 90, tai 36 metus, tai jeigu jį prižiūrėsi, tai jisai tarnaus ir tarnaus čia, tikrai.